Esame Vilkolė, vynogininkų sodyba, kuri įsikūrus labai gražioje vietoje, netoli Jonavos, Batėgalos kaime. Čia auginame savo vynogynus, beveik 500 sodinukų. Mūsų sodyba yra 2,5 hektaro, o vynogių užsodinta apie 0,7 kažkur hektaro, bet žadame plėstis, planuojam dar kokią 300 sodinukų pasodinti. Be vynogių auginimo mes dar darome šičia edukacijas. Tėvukai mokina žmonės atvažiuojančius, kaip prižiūrėti vynogynus, kaip juos genėti, kaip auginti. Parodome ir supažindiname apie naujas veisles. Švenčiam gimtadienius, šventės, jubiliejus. Tiesiog turim gražią vietą, kurioje žmonės ir jaunieji gali atvažiuoti, pasifotografuoti, apsižiūrėti, nes tikrai labai graži erdvė, labai mylim ir puoselėjam savo vynogynus ne tik uogom, bet tam, kad galėtų žmonės atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje auga tikrai įspūdingo grožio ir vaizdų vynogynai. Pradėjome auginti labai seniai, gal prieš 40 metų, kai žmona atvažiavo iš Ukrainos. O šiaip jau rimtai prieš 25 metus, kai įsigijom sodybą, jau ir pasodinom pirmas vynogės. Tas augalas man labai patiko, aš jį įsimylėjau. Raskit jūs tokį augalą, kad jis augintų tokias didelės gražias kekės, įspūdingų skonių. Čia ne obuolys, o kažkur tai kekės gražios. Ir tas augaliukas pats gražus, labai derlingas, ilgametis, auga jos ir 100 metų. Čia liks jos mano vaikam, mano anūkam galbūt ateityje, jeigu nepraeis patiems noras, kol kas perspektyva yra norinčių auginti. Pradėjome auginti, tai labai susidomėjau ir ką daryti su tom vynogėm. Ir sultį darėm, ir vaišinom, ir valgėm, bet išėjo taip, kad užauga biški daugiau tų vynogių ir mes tiesiog pabandžiau aš pirmą kartą pagaminti vyną naminį, kadangi pas mus visi Ukrainoje tiesiog irgi augina ir daro tą vyną. Ir aš pabandžiau ir išėjo taip, kad pradėjom dauginti sodinukų, užauga daugiau. Paskui išėjau, kad aš radau Lietuvoje vyndarių asociaciją, įstojau ir taip pradėjau biškai domėtis tais reikalais apie vyną, apie vynogių augintojų, irgi asociacijai priklausau. Tai praktiškai mes visą savo vasaros metu darom ir auginam ir perdirbam tos vynogės savo. Su vynogiam problemų daug, kaip ir su kiekviena uoga, kurią augina. Visi turi savų problemų. Vienas dalykas puola paukščiukai, puola vapsvas. Dabar atskiniau adalminą, saldžią, plonaudelę vynogę. Bitės pradėjo nešti medų iš jų. Valgo viską ir mes kovojam, kuris pirmas nuskins. Jos ar aš. Mes konkuruoti su pietų šalimis nesugebėsim, bet kažkur tai savo reikmėm mes galėtume užsiauginti vynogių. Jos yra skanesnės, kadangi jos, kaip sakyti, mažiau transporto, nuo transportavimo nukenčia, nuo purškimų. Mūsų sąlygomis gal kokios 3, gal kitais metais ir porą purškimų užtenka. Kaip žinau, ten pietų šalyse purškia virš 10 kartų. Su vynogiam realizacijos kol kas problemų neturim, kadangi beveik jų nerealizuojam. Suvalgom mes patys, atvažiuoja žmonės degustuoti, vėl duodam ragauja jie, dovanojam kitiem, draugam, pažįstamėm, sultis darom, žiemą, kad turėtume vynogių skonio kažką paragauti. Ir šiaip pardavime mes jo kol kas nerealizuojam, neparduodam. Kadangi čia yra mūsų šeimos ūkis, tai galima sakyti, mes dirbam tik tiek, kiek mūsų čia ir yra. Tai mama, tėtis, brolis, aš, vaikai padeda. Dabar labai džiaugiuosi, kad jau vyras prisidėjo su priežiūra, taip sakant, investuoja šiek tiek, prisideda. Bet dirbam visi draugiškai kartu, kiekvienas tik tai atsakingas, sakykime, už savo darbus. Tėvukas prižiūri vynogių, kad vynogės nesirgtų, aš atsakinga už grožį, brolis statybomis, tai vaikai padeda rinkti vynogės nugenėtas, tai visi, kaip sakant, bendrom jėgom draugiškai darbuojamės čia, neturime samdomų darbininkų. Mano uogos yra mano vaikai. Aš jas nuo pat mažens užauginau, tai čia taip pat myliu kaip savo 3 vaikus, kadangi 3 turiu vaikus.
Ir, nu, tai tiesiog, tai uoga, kurią reikia mylėti, kuri tiesiog yra sutverta valgyti ir augti Lietuvoje. Mes jau tikrai matome, kad Lietuvoje jos puikiai auga. Kviečiame pas mus į sodybą užsukti ir pasižiūrėti šito grožio.